Žodžiu. Važiuosim čia. Plitvica. Nacionalinis parkas Kroatijoje su įspūdingais kriokliais. Tai šiandien važiuosim iki ten. 200 plus kilometrų. Rodo, kad 3 valandas teks važiuoti. O po Kroatijos, po krioklių, jei spėsim, važiuosim į Slovėniją. Slovėnijoje bandysim kalnuose įsikurti palapinę ir ten likti nakčiai. Vakarą ramiai praleidom, niekur nevarėm. Pasėdėjom prie jūros, palydėjom saulę. Ir viskas, ir miegučio. Apsirengėm, susiruošėm ir dabar pajudėsim. Judėjimas neblogas ryte. Ir viskas, išjudam, paliekam Splito priemiestį. Važiuojam. Jau karšta, ką čia turim lauke. 27 laipsniai, bet karštas tai didelis. Bent važiuojant gerai. Kas? Aš nepažiūrėjau, kiek. Bet reikėjo noro važiuoti. Nu. Tai nafik, aš pilną baką Aš net nepažiūrėjau. Normaliai Red Bullio banke dupiam. Google'as perskaičiavo į mokamą kelią. Kroatijos, kaip ten Vytas sakė, ar brangiausias mokamas kelias, ar kaip, ne, naujausias. Naujausia greitkelio atkarpa, žodžiu, mokama ir kūras brangus toje atkarpoje. Litras kainavo €81 ar €82, kažkas tokio. Red Bullio maža skardinė 2,50. Tualetas mokamas. Tai o visa atkarpa
Tai čia praktiškai nuo Splito iki truputėlį už Zadaro 7:30. Jo, 7:30. Kalnais. Ir čia vieną kalną tunelių pravažiavom ir iš karto pasijautė, jog vėsiau. Nors šiaip malonu važiuoti, bet labai pasijautė, jog vėsiau. Tik 23 laipsnius rodo. Tai mums iki Plitvicos dar 40 km. Galbūt toj lietutis truputėlį driokstels, dar labiau atvėsins. Čia kol kas tvarkomų kelių važiuojam, tai ne visai gerai. Ne visai geras. Purto gerai iš čia. Kažkam atsibodo viltis. Ar į priekį. Nebūšio, blėt, praveikas iki tenai. Blėt, nu, mokamas kelias baigėsi ir pizda, ir važiuokit nahu žvyrulį. Nu. 7:30 pinigų, blemba, už šitą atkarpėlę. Aš tave ir pagalvojau, nes tik pravažiavom tunelį ir iš karto pasijautė tas toksai vėsuma. Blėt, žinau, fūra pravažiuoja iš priekio, tai gal tu slinkis į priekį. Plitvicos nacionalinis parkas. Kažkur čia parkuosimės. Bilietukas nei daug, nei mažai, 40 euriukų žmogui. Daug, sako. Bet nuo 16 valandos 25. Pas mus dabar 2 valanda dienos, tai 2 valandų nusprendėm nelaukti. Sumokėt 40 pinigų lietuviškų. Ir judam apsižiūrėti. Vytai, где Vytas? Vytai, brangu ar nebrangu 40? Skaitom, kad UNESCO paveldas ir jį prižiūrė daug kainuoja, aš manau, kad normaliai. Šiaip apeit 6 valandos A, B sekcijas, o jeigu tai pilnai neskubant 2 dienos reikėtų planuotis. Tai viena dalis 3 valandos, tai pažiūrėkit koks vaizdas. Manau, kad verta. Kameroje, aišku, labai toli atrodo. Patys kalti. Tak. Einam tą patį padaryti, ką ir visi. Fotografuot, filmuot. Eisim iš arčiau, pažiūrėsim krioklių. Čia daug kilometrų gausis. Bet tai ką, turim laiko, galim pasivaikščioti. Svarbiausia šiandien spėti į Slovėniją įvažiuoti kažkokiai kalnų viršūniai, pernakvot su vaizdu, palapiniai ir be meškų. Neblogos spalvos ežeriukas. Žmonių daugybė, visi fotografuoja, filmuoja, maišosi, nes visiems nusispjaut, kad kiti žmonės vaikšto, sudaro kamščius. Kiauliavoras. Kiauliavoras. Saugokitės, čia kiauliavoras. Nusileidom prie ežeriuko. Ateisiu aš dar porą moteraičių. Vieną moteraitę irgi apeisiu. Šitą. Čia atsimenu būdavo, eidavai ir žuvis sekdavo kaip šuniukai iš paskos. O per tiltą turėtume sutikti tokias didelės juodas. Šoksim į ežeriuką. Negalima. Nemačiau ženklo. Okay. Spėju kalkės.
tai tas laivas ir yra automatu, nes tu iš jo po to gali geriausiai, Mhm. Sakykim. O tai ką, jis tipo kokybę gadina? Ne, ką žinau. Tiesiog kaip peržiūrinėjau, pusiau video gaunasi. Dalis dalį išjungti jau padaryta. Visur tik vanduo, 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 vanduo. Ir daugiau nieko. Ir dar daugiau žmonių. Prasiplauksim su laiveliu. Čia trasa iki čia tęsiasi, po to reikia plaukt. Arba tilpsim, arba ne. Abai su vaikai. Išplaukėm į kruizą. Plauksim į viršutinę dalį. Tai tavęs dabar niekas negirdi. Plauksim į Plitvicą A dalį, nes Plitvica padalinta į dvi dalis. A dalis, B dalis, taip pat ir ėjimai. Pirmas, antras, tai o dabar į antrą. Nes kadangi eina pakopom, kas čia buvo? Eina pakopom ir pakopom eina. Pirmą pakopą praeini iki ežero, per ežerą perplukdina, antrą praeini ir tada traukinukas vėl į parkingą atveža. Kamerą patraukia, tai tavo nosis tik tai matosi. Visai patogu. Žiūrėkit, kokia barzda graži. Kaip pas Mamontovą. Turbūt krantas, jeigu matosi. Eisim toliau pėstate kažkur, kažkiek pasivaikščiot. Eisim toliau. Внезапная любовь. Gerai, visgi išlipom, einam toliau. Kažkur lipam į viršų ir tęsim trasą pėstate. Žaidžia Romas su GoPro, perleidau jam savo seną kamerą. Džiaugiasi jaunuolis. Laimingas. Lietutis truputį prasidėjo, bet ne pirmą kartą, ne baisiai. Dar vienas operatorius. Apėjom visą trasą. Laukiam, tiksliau jau sulaukiam laivelio, plauksim atgal į parkingą, susirinksim daiktus ir važiuosim link Slovenijos. Neblogai pasivaikščiojom visai, sakyčiau. Dabar toliau sėdėsim ant balno. Visgi traukinukas mūsų neatvežė į parkingą, dar kilometrą eiti. Ką pasakysite, ponė Makaronė? Labai gražu viskas.
viskas. Ir labai verta pamatyti. Negaila 40 pinigų. Melas. Kiam eurų pasivaikščioti miško takais. Nu gerai, pažintinis takas, spalvos, paletė, guašas. Koks ten yra prie trakų? Varnikių. Varnikių pažintinis takas, taip. Tai čia yra panašiai tokiu takeliu eiti, tik tais, kad viskas labai gražiaus spalvų, mėlyna, žalia, tik tai, kad vienas minusas, labai daug žmonių. Patys kalti. Žodžiu, dar kilometras pėstute ir važiuosim, dabar naujas planas, į kažkokį karinį slaptą bunkerį kažkokioj kalvoj, bla bla. Apleistas kažkoks oro uostas. Kažkas, aerodromas apleistas karinis. Ir kažkur aplinkui tada apsistosim, nes jau vėlu. Noriu valgyti ir noriu miegoti, viskas. Ir alaus. Ir gėrimo gazuoto kokio nors. Su burbuliukais. Su burbuliukais. Nu va, mes jau prie motociklo pasiruošę, už parkingą sumokėsim. Ir važiuojam į didžiausią Europai buvusi karinį aerodromą, kuriame galėjo tilpti apie 60 lėktuvų. Tai nuvažiuosim ten, pažiūrėsim, kaip viskas, ar įmanoma ten pakliūti, pažiūrėti. Ir tada galvosim, kur šiąnakt nakvot. Ar palapiniai, ar apartamentuose kažkokiuose. Lėktuvas. Koks sakei modelis, Vytai? Nesvarbu. Žodžiu, gražus lėktuvėlis. Tai tu gal apsuk? Tai pasidarysim nuotraukas visi su motociklais. Eisim apsižiūrėti. Einu, įlipsiu į lėktuvą, pasižiūrėsiu, kaip atrodo ten viduje. Kuku. Galinė dalis. Nelabai kas matosi. Na, jeigu atvažiavom, tai jau reikia ir nufilmuoti. Kaip čia atrodo viskas. Nelabai kas čia matosi. Galiu greitai nusifilmuoti ir tada galite dar papotkinti. Viskas? Taip. O, pilotė. Dzień dobry. Čia katapultavo museliukas. Oba. O tai va. Pasijungsiu šviesas ir viskas. Dar fotografuojasi. Opa, pilotė. Išmeti iš lėktuvo? Trys bolidai. Varysim į oro uostą dabar. Aerodromą. Kažkur netoliese turi būti aerodromas, važiuojam iki jo, apsižiūrim. Gal netgi pavyks tenai kažkur pasistatyti palatkę. Įdomu būtų, visai naujas potyris, tokioj neįprastoj vietoj.
Taip čia pakilimo takas. Čia va. Pakilimo takas už manęs. O ten įvažiavimas į kaip į angarą. Požeminis angaras. Didžiulis. Reikia ir čia pasidaryti fotkių. Parvaro lėktuvas iš bunkerio. Nuvažiuojam į vidų. Jeigu kas nors matosi, tai labai gerai. O jeigu ne, oops, oh well. Kažkaip taip. Ten gilin nesimato nieko. Ir čia pakilimo takas buvęs. Po įvažiavimo į vidų į tą bunkerį viskas užrasojo. Tai va tiek ir likę iš brangiausio Europoje projekto. Kažkada buvusio. O į kitą pusę važiuojant, toks vaizdelis, neblogas visai. Sukam į šoną. Šiaip tai dabar man iš kairės Bosnijos siena už 100 metrų. Čia geroj vietoj tas aerodromas. Bosnijos ir Kroatijos pasienyje. Jo, kalnynas gerai atrodo. Kas čia per namelis? Gal kažkas su kemperiu. Jo, su kemperiais prisišvartavę. Normaliai irgi poilsiauja. Vadinasi, ir mes galim čia kažkur įsikurti. Čia vėl pakilimo takas. Toks normaliai. Nu va, būsiu pavažiavęs pakilimo taku. Unikalius momentus. 3. Pravažiavome pakilimo takų motociklais. Antras momentas. Miegosime ant pakilimo tako išsitiesę palapinės. Ir trečias momentas. Esame ant pačios Kroatijos Bosnijos sienos. Linija balta matosi. Tai dabar faktiškai esame Bosnijos pusėje. Porą metrų į šoną ir būsim vėl Kroatijai. Įdomiai. Nerealiai. Va. Čia yra slapta, pati slapčiausia vieta 90-ais ir šalto karo metu slapta bazė. Ilgio 3,5 km. Tai po kalnu yra bazė, ilgis 3,5 km. Tai va čia va. Visur eina tunelių sistemos, kur galėjo laikyti 60 lėktuvų, bombonešių ir visokios kitokios aviacinės technikos. Savo laiku buvo pati slapčiausia prieš atominę ataką atlaikanti aviacijos bunkeris. Unikalus pastatas, pats slapčiausias Europoje. Tai va, tokios takelis. Statom palatkės, pavalgom ir miegot tokioj vietoj.